Iš Evangelijos pagal Morkų. Jonas tarė Jėzų: Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanorėjo eiti su mumis. Jėzus atsakė: Nedrauskite jam, nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus. Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Kas pastumėtų į nuodėmę vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo girnų akmenį ir įmestų į jūrą. Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, nukirsk ją, tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas patekti į pragarą, į negęstančią ugnį. Ir jei tavo koja veda tave į nuodėmę, nusikirsk ją, nes tau geriau lošam įžengti į gyvenimą, negu turint abi kojas būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavo akis, išlupk ją, nes verčiau tau vieną akiui įeiti į Dievo karalystę, negu turint abi akis būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta. Jėzus atėjo į žemę kaip patarnaujantis, kaip tarnas. Nors yra galybių viešpats ir visatos valdovas, bet jis pamatė, kad laimėti žmogaus širdį reikia per tarnystę ir parodė pavyzdį, davė neišdildomą pavyzdį, ką ir jo bažnyčia turi daryti. Jinai turi tarnauti. Ir tokiu būdu jinai auga, jinai klestėja. O vis dėlto daugelis žmonių žiūri į save ne kaip bažnyčios dalį, bet kaip į tuos, kurie aptarnaujami. Iš tikrųjų, nori būti viešpaties mokiniu, tu turi mokintis tarnauti. Tu turi suprasti, kad esi Jėzaus rankos, Jėzaus kojos ir dėl to sako, jeigu tavo ranka, koja, akis netarnauja, o kažką daro priešingai, nori būti aptarnaujama, taigi turi nusirauti, išsilupti ir tokiu būdu įeiti į dangų, nes tik tai panaudojant save kaip tarno, kaip instrumentą, kaip įrankį, gali laimėti amžinai karalystę. Ir Jėzus mokina būti dosniu, mokina savo gyvenimą panaudoti dosniems ketinimams. Ir štai vyko prie šitą rašto vietą keli ginčai tarp mokinių. Vienas tos ginčas buvo su fariziejų, kaip čia turime vertinti Jėzų. Kitas ginčas buvo tarp jų, kas yra didesnis iš mokinių tarpo. O trečias ginčas su tuo žmogumi, kuris tarnauja, bet ne taip, kaip jie nori. Ir Jėzus atsakė į visus tris tuos ginčius savotiškai. Vieną kartą sako, mokinkitės iš vaikų, kitą kartą jisai išgydo vaiką nuo ligos, o trečią sako, patarnaukite, negalvokite, kas čia didesnis, mažesnis, ar ne taip elgėsi, svarbiausia, kad jūs patys tarnaujate. Ir davė tą pavyzdį, koks tas turi būti tarnavimas, būtent ištiesti ranką su vandens taure, kad pagirdyti kitą. Ir originale ta taurė vandens yra šalto vandens taurė, o tai reiškia, kad norint pagirdyti kitą pakeleivį, užsukus į svečią, tu turi specialiai eiti iki šulinio, pasemti šviežio šalto vandens, pasemti ir atnešti patarnaujant kitam. Tai reiškia, kad tarnystė kainuoja, tai nėra savaime suprantama. Tai nereiškia, kad aš dabar automatiškai gyvendamas galiu jau tarnauti. Ne. Tarnystė tai reiškia žengti tą apsimarinimo žingsnį. Tai reiškia pagalvoti, ko kitam žmogui labiau reikia ir žengti žingsnį iš savo komforto, žengti žingsnį iš savo įprastų dalykų, iš savo įprasto darbų, patarnauti kitam. Ir viešpats budi ir ragina budėti mus
Paulius net yra sakęs, būkite svetingi, nes kai kurie net angelus priimėte į savo namus ir juos pavaišinote. Taigi turime būti budrus, vis laik ištiesti tą dosnumo ir patarnavimo ranką. Psalmėje patarlėje sakoma, kaip šaltas vanduo išdžiūvusiai gerklei, taip yra gera žinia iš tolimo krašto. Tegu ta šalta vandens taurė vis laik būna prie mūsų, kad galėtume čia pat patarnauti esančiam. Amen.